Garbėjai Kristai, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus antrojo mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Šiandien turim temą, kuri vadinasi Nenuilstamas vienybės troškimas. Labai meniškai. Labai sunkiai skamba. Ar taip ir yra? Taip. Čia blablabla. Nu, čia tiesiog apie tai, kad visas lytiškumas yra sunkus. Kaip su juo išsiaiškinti, kaip jį teisingai išgyventi, ne, kaip su tom nuodėmėm būt, tai visiškai nėra lengva. Ir pirmieji žmonės susiduria su to po nuopuolio. Kaip minėjom, pirmoji pasekmė yra tas lytinis nesaugumas. Ta prasme, kad gėda atsiranda. Mhm. Ir jie jaučia nesaugumą. Jau kalbėjom apie šitą jų naują patirtį. Ir atsiranda tokios konfrontacijos elementas, kurį dabar galėtume pasakyti lyčių kova, pavadinti tai yra. Tai jie netenka tokio pirmo pradžio įsitikinimo, kad kūnas yra geras ir kad bendrystė tarp lyčių yra gera. Tai jiems jau nėra taip akivaizdu. Dėl to, kad atrodo, kad kitas išnaudos? Taip. Taip, ir savo kūną irgi nepriėmimas yra. Čia mums padėtų iš 3 skyriaus pradžios knygos 16 eilutė. O moteriai jis tarė: aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą. Skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Tai matome, kad vyro dominacija, tas valdymas, tai nėra Dievo plane ir atsiranda tik po nuopuolio. Tai reiškia prigimtinės nuodėmės pasekmė. Deja, tokia yra. Bet tai nereiškia, kad moteris yra socialiai kažkaip nelygiai vyrui, ne? Čia labiau kita yra nelygybė aprašoma, o būtent vienybės atžvilgiu. Taigi apie moterį rašome, kad jinai geis vyro, o jisai ją dominuos. Tai nepaslaptis, kad tokiam santykiai nei vienas, nei kitas nebus laimingas. Nors atrodo, kad vyras geresnėje padėtyje per tai, kad dominuoja, reiškia, kaip jis nori, taip ir būna. Bet mes žinom, kad dominacija yra priešinga meiliai. Dėl to nei moteris, kurie turi tą norą, troškimą vienybei, bet negauna to, tai jinai nėra laiminga ir vyras irgi nėra laimingas, nes jo atlipas yra visiškai nemeilė pagristas, o kaip tik laimė mūsų yra pagrista meilė. Dėl to ta vienybė jų nėra laiminga. Ir iš tikrųjų iš savo užtarimo maldų patirties žinau, kad moteris yra tos, kurios yra jautrios būtent tam, kad trūksta vienybės santykyje, ne? Ir jautrios labai, kai vyras neįdeda pastangų į tai, kad ta vienybė egzistuotų iš tikrųjų. Labai kalba apie tai, kad šeimoje kažkaip
nėra santarvės, nėra supratimo, nėra kažkokio gilesnio ryšio. Ir joms dažnai atrodo, kad vyrams tai nelabai rūpi, ne? Dar vėliau kalbėsim, žymiai vėliau, apie tai, kokios rolės yra vyrų ir moters santuokoje, ne? Bet sakykim tai, kad vyras nuo to nėra laimingas. Ir jam iš tikrųjų turėtų rūpėti, ne? Bet jisai gal per savo pasirinkimą ar dar kažkaip pasidaro tam aklas, nejautrus, drungnas gal, jeigu gauna to, ką jis galvoja, kad jam reikia. Ir taigi ta vienybė nenustoja traukti žmonių. Ne, turim tą ir lytinį potraukį, kuris, kaip jau minėjom, yra geras, nes yra Dievo sukurtas. Blogai yra tas, kas su juo padaroma, jeigu tai yra nuodėminga, ne? Ir vienybė jų nenustoja traukti, nes jie vis dar yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Jų prigimtis yra sužalota nuodėmės, bet nėra sunaikinta. Ir gali išgyti? Ne visiškai, bet taip. Gali išgyti ir, manau, kūno teologija tame yra labai naudingas įrankis ir, sakyčiau, laiku atsiradusi, nes pas Dievą viskas gerai suplanuota. Ir tai yra didžiulė mums dovana iš tikrųjų. Taigi, girdėjote, kūno teologija gali padėti jūsų santykiams. Taip, ir net su nepažįstamais žmonėmis, kai pažiūriu į kito žmogaus kūną, ne? Nes lytiškumas nėra vien apreiškiamas santykis su žmonėmis, kurios pažįstu, ne? Bet ir su visais, kas turi kūną ir kas yra tos lyties, kuri mane traukia. Ne? Tai moteris, ne, trokšta tos vienybės ir trokšta kitokios vienybės. Nes vyras valdo, ne, dominuoja, o jinai, aiškus, ne to nori. Ir tokiu būdu moteris irgi įsitraukia į valdymą, į tą dominaciją. Tai jeigu apie vyro dominaciją ir valdymą nelabai čia reikia kalbėti daug, nes visai suprantame, ką tai reiškia. Čia yra visai liūdnas reiškinys ir mes pažįstami su juo. Kalbant apie moters valdymą, jisai yra neakivaizdus. Ir jisai kyla iš gero noro, geros intencijos turėti tą vienybę, ne? Bet moteris tuo siekia ne taip, kaip tai turėtų būti tikriausiai. O ką tai reiškia? Tai reiškia pokalbis konstruktyvus, ne? Sveikas konfliktas. Tai yra pasakymas apie tai, kaip aš jaučiuosi, kad, pavyzdžiui, esu įžeistas. Savo poreikio išsakymas, kad noriu vienybės, ne? Ir pranešimas apie tai kitam ir kvietimas kalbėtis apie tai. Taip pat malda, kad vienybė vis dėlto būtų. Tačiau moteris dėl nuodėmingos prigimties yra įtraukta į tą valdymą irgi, bet tai daro neakivaizdžiai, slapčia. Pavyzdžiui, manipuliacijom. Ir galim pasakyti, kad vyrai kalba tiesiai šviesiai, ne? Iškart prie reikalo. Moteris ten gali pradžioj pagalvoti, kaip čia geresnį santykį užmegzti, kaip čia geriau pasirodyti, kaip tą žmogų, kaip pasidaryti tam žmogui patraukliai. Ir tada jau galima su juo kalbėtis apie reikalus, nes tada jis labiau bus linkęs sutikti, bendradarbiauti, ne, ir gal daugiau duos, negu tiesiog jau tiesiai šviesiai pasakyti ir prie reikalų iš karto prieiti. Apie tai liudija ir egzorcisto patirtis.
jie sako, kad sakiais buriavimais, ėjimais pas raganas, būrimais, taip atsiprašau, būrimais, ėjimais pas raganas, ten taro kortomis, ten Ouija, tomis, kaip jos lentomis ir kitais būdais, kaip kitą žmogų neakivaizdžiai paveikti, dažniausiai užsiima moteris. Tai yra procentaliai daugiau tai daro moteris. Nes jos irgi nori valdyti, tiesiog renkasi tai daryti ne kaip vyras. Akivaizdžiai joms nepatinka, kaip vyras tą daro ir jie nemato tame išeities, bet pasirenka kitą būdą, kuris yra neakivaizdus. Ir tai pasirodo ir taip pat lytiškume mūsų, ne? Geidulingume. Jeigu vyras išnaudoja moterį būtent seksualiai, tai mes žinome kokiam tikslui. Tai yra seksualinis pasitenkinimas, būtent fizinis. Tai yra fizinis malonumas. Dabar svarbu paminėti, kad nors tradiciškai lytims priskirsim vienus tikslus, bet tas pats tikslas galioja ir kitai lyčiai. O mūsų pasaulyje net ir daugiau negu praeityje. Tai galiu pasakyti, kad ir moteris siekia išnaudoti vyrus tam fiziniui malonumui ir daro tai dažniau negu tai buvo kažkada, ne? Dėl mūsų kultūros, dėl seksualinės revoliucijos ir apskritai dėl to, kas pasaulyje vyksta. Tai jeigu vyrai išnaudoja moteris tam fiziniam malonumui, tai pagalvokit, klausytojai, ką moteris gali išnaudoti vyrus. Ogi tam, kad gautų, taip, dažniausiai kalbame apie emocinį pasitenkinimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteris pasijaustų, kad jinai yra vertinama, kažkaip, nežinau, pasijaustų, kad jinai yra svarbi. Tačiau tai daro vyro sąskaitą tam prasme, kad jai nelabai svarbu, ką ten vyras, ką jis, nežinau, išgyvens, ką pajaus, ar tuo metu jisai apskritai galvoja apie lytinį santykį kaip apie meilės išreiškimą ar ne. Bet tame jinai tiesiog mato, kad jeigu mes santykiuose esam tame lygyje, kad aš esu norima, ane, kad pas mus yra tie lytiniai santykiai, tai reiškia, aš esu kaip ir pasikelia savivertę, ne, tokia galima sakyti. Esu mylima, esu norima, ne, toks pasitenkinimas. Taip pat moteris gali išnaudoti lytinius santykius ir vyrą tam, kad paliktų vyrą pas save, ane? Pririštų. Taip, pririštų, nes iš tikrųjų tas tapimas vienu kūnu ne veltui toks yra būtent palyginimas, nes tai labai žmonės jungia. Jie tampa tikrai, vieningesni, taip sakykime, ne? Ryšys stiprėja. Tai jeigu moteris vėlgi nori jaustis, kad jinai yra reikalinga, jinai vertinama yra, mylima yra, tai į tai parodo santykių buvimas, jų ilgaamžiškumas, galima taip sakyti, kad jie yra ir kad jie tęsiasi. Šiaip norai jos tai visai geri. Nors būtų mylima ir norimai. Taip, tai yra geras dalykas, tiesiog jinai išnaudoja vyrą tam, nelabai apie jį galvodama, ne? Labiau galvodama, ką aš iš to gausiu, ne? Vyro troškimas gauti fizinį malonumą iš savęs gal irgi nelabai yra blogas. Nes Dievas tikrai nesukūrė pasaulio, kur žmogus turėtų vengti visokių malonumų. Tačiau čia mažiau yra akivaizdu, ne? Tai mėgautis gyvenimu ir tame matyti Dievo gėrį yra labai gerai. Bet tai neturi būti tikslas, mano fizinis malonumas. Taip
pat moteris gali išnaudoti vyrą tam, kad gautų palikuonių. Ir tai yra, gal dažniau buvo anksčiau, kai moteris žiūrėjo, kad aš save realizuosiu per tuos vaikus, ane, ir kitos moteris į mane keistai nežiūrės, nes aš neturiu vaikų, ar ten dar kažkokios priežastis. Būna užtikrindamas jų saugumas, kad ir finansinis, tais laikais. Taip. Šiais laikais, manau, irgi, jeigu jinai pastos, tai vyras, pavyzdžiui, jeigu jie turėjo lytinius santykius iki santuokos, tai jis jau kaip ir bus priverstas tuokti su ją, ne? Nors iki tol tai jis gal nenorėjo pasiryžti tam ir labai abejojo ir jinai tą matė ir jinai tada galvoja, gerai, aš į lytiniais santykiais pririšiu, o jeigu pastosiu, tai dar geriau. Nuspręsiu už tave, žodžiu. Taip. Iš tikrųjų, čia situacijos perimus savo rankas. Aš nepaisau kito žmogaus valios, ne? Tai ir yra išnaudojimas. Nes žmogus yra laisvas ir per tai yra asmo, kad jis yra laisvas. Ir tada, jeigu aš žiūriu jį kaip įrankį, nuasmeninu, tai man ir jo laisvas pasirinkimas yra irgi nesvarbus visiškai. Tai tokiu būdu tas vienybė, jinai ne tai, kad nėra palaikoma, juolab nėra didinama, bet jinai yra mažinama. Nes pora gauna tai, ko nori, savo to pasitenkinimo, ne tuo pačiu momentu. Ir jų tikslai skiriasi. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu moters siekis yra tai, kad vyras su ją pasiliktų, tai tas lytinis aktas jai yra tik tai priemonė. Ir jos tikslas yra už jo ribų. Vyrui atvirkščiai, jeigu jo malonumas yra pagrindinis siekis, reiškia, jam svarbus tik tai pats lytinis aktas, o kas už jo ribų, ten santykis su ta moterimi, jam yra nesvarbus. Tai jų tikslai yra skirtingose vietose ir skirtingose momentuose laike ir patys tikslai yra skirtingi. Tai visiškai nevienyje, bet tik tai daro plyšį tarp jų didesnį, ane? Skiria juos, kaip ir visi išnaudojimo santykiai. Tiesiog su lytiniu aktu tai pasireiškia dar labiau kodėl, nes jis antiek stipriai žmonės vienyje, kai jis yra pagal Dievo planą, tai taip pat jisai antiek stipriai juos prieš viens kitą nuteikia, kai jis yra ne pagal Dievo planą, ne? Ir čia iš tikrųjų yra labai liūdnas dalykas. Skamba kaip labai stiprus ginklas tiesiog ir nukreiptas į kitą pusę. Visiškai, absoliučiai. Ir čia turim prisiminti, kad žmogus yra vertas meilės tiesiog. Iš savo orumo, kad jis yra Dievo vaikas. Iš prigimties. Neturi jos išprašyti arba jo labiau prievartą gauti. Tai yra neteisinga kito žmogaus atžvilgiu, o taip pat ir mano savęs matymas yra iškreipiamas, ne? Ir Dievo matymas. Jeigu jis mane sukūrė tam, kad aš meilį išprašyčiau, arba jos reikalaučiau, arba gaučiau prievartą, tai aš turėsiu ne tokį Dievo įvaizdį, kaip koks jis iš tikrųjų yra. Ir tos manipulacijos jos gana anksti prasideda gyvenime. Kviečiu klausytojus pabandyti atspėti, kada. Gal kažkas iš jūsų ir atspėjo, bet teisingas atsakymas yra kūdikystėje. Nes kūdikis gali pastebėti, kad kai jis verkia, jam skiria daugiau dėmesio. Ypač jeigu tėvai taip daro. Pavyzdžiui, kūdikis verkia, jie skiria jam dėmesio, bet kai jis neverkia, tai viskas tvarko, jį palieka šiaip savo. Ir jis supranta, kad tas dalykas, kurio jam reikia, nes meilės reikia kūdikiams, ten ir sveikatai fiziniai, čia faktas įrodytas,
jie tą gauna tik tada, kai verkia. O kai neverkia, to negauna. Ir jie supranta, okei, turiu padaryti šitą, kad gautum tą. Toks vėl barterio, žinai, mąstymas. Ir jie pradeda mokytis manipuliaciją, jie pradeda verkti dažniau, net jeigu nėra jokios priežasties. Kaip ten, pavyzdžiui, būtų ar ten šaltis arba alkis. Ir tai atsideda galvoje. Ir po to žmogus jau, kai būna sąmoningas, naudoja tuos pačius principus. Tai šiuo atveju būtų teisinga vaikui skirti dėmesio ir kai jis verkia, aiškus, nes jam reikia padėti, bet kai jis ir neverkia. Ir net daugiau skirti dėmesio, kai jisai neverkia, kad jis nesuformuotų tokių refleksų, galima sakyti, išnaudojimų ir manipulacijų refleksų. Bet dabar galvoju, pavyzdžiui, apie pačius lytinius santykius. Ir jeigu, kaip sakai, yra manipulacija vienas kitu, kad yra išnaudojimas dėl tikslų skirtingumo. Bet jie gali turėti abu ir tą patį tikslą, kas būtų tiesiog lytinis pasitenkinimas. Jo, bet ten, tarkim, be įsipareigojimo, be nieko. Tai jie kaip ir tada turi bendrą tikslą. Jo, tai vis tiek kenks jų vienybei, tik šiek tiek mažiau. Nes kol jie turės tą bendrą tikslą, tai jis juos tarsi laikys, bet irgi neapžinai. Apie šitą kalbėsim, man rodos, kitoje laidoje daugiau. Tai gerai, kad užsimeniai ir galėjau atsakyti tiems, kas jau gal domisi. Tai reklama kitam epizodui. Jo. Bet šiaip tai galime ir dabar, kodėl ne? Reklama šiam epizodui. Reklama šiam epizodui, ja. Tai net jeigu abu sutinka būti išnaudojami vienas kito, tai vis tiek nėra vienybė laisvėje. Nes visada bus tas žmogus vienas, kuris sutinka, taip kabutėse, pasitarnauti. Tai reiškia, pavyzdžiui, dabar moteris nori to fizinio pasitenkinimo, o vyras tai nelabai apie tai galvoja. Ir jinai tada jį suvilioja, ne? Ir tada tarsi, vos nepriverčia. Nors tai nebūtų prievarta, bet pasinaudoja jo, ne? Kad jisai sutiko būti išnaudotas. Taip, nors jiems tai netrodo, kad jis išnaudotas. Nes tarsi jisai irgi gauna to, ne? Tada kitą kartą vyras inicijuos, nors moteris gal to nelabai nori, bet prisimins, mūsų santykiai tokie, tai okei. Tai tipo jie tokie klusnus ir patarnauja viens kitam, bet čia viskas yra kabutėse. Tai net jeigu jie abu sutiks vienu metu, vis tiek jie tai darys iš egoistinio noro. Ir tai bus abipusis išnaudojimas tiesiog su bendru sutikimu. Tai tame vis tiek nieko gero nėra. Ir aš prisimenu, turėjau tokį atvejį, kai su viena savo draugė, tai nebuvo romantinių atžvilgių draugė, bet šiaip draugė, kažkaip mūsų santykis labai artimas buvo ir mes ir kūną jį išreiškėm, bet ten, tapsime ribos neperžengėm, nieko tokio. Tai tiesiog kažkaip. Būtent tai buvo savo malonumai. Ne bendram malonumai, ne kito malonumai, bet savo malonumai. Bendram išeina irgi, nes kiekvieną savo norėjo. Ir vieną kartą sėdimės apsikabinę ir jinai sako, man rodos, aš tave galiu išnaudoti šiuo metu, kad man rodos, aš tave išnaudoju. Ir aš tuo metu biškį nustebau tam, bet toks pavaidinau krikščionį ir sakau, žinai, jeigu tau to reikia, aš sutinku, žinai, tipo, dėl tavęs, ten visą kitą, okei. Bet aš tada dar nebuvau pagalvojęs, kad vienintelis dalykas, dėl kurio aš sutinku, yra tas, kad aš ją kaip atsaką išnaudoju irgi.
ir kas čia? Tai gal ir pačiam momente tai bus malonu, nors iš tikrųjų mes auginame egoizmą savyje, ne? Ir tai išnaudojimo tokį mentalitetą. Bet pasiekmes tai žiaurios, nes tas egoizmas užauga, ne? Mes galim pradėti kitus žmonės naudoti. Mūsų santykiai turėjo nelabai geras pasiekmes, nes čia irgi labai svarbus yra kūno teologijos toks dėsnis, sakykim. Jeigu kūnas kalba, ane, kūnu kažkas yra daroma, kažkaip kuriamas santykis per kūną, nors nedvasiškai, nors protu aš gal nenoriu kažko tokio įdėti į tą santykį, bet už mane kūnas tai padaro ir santykis vis tiek formuojasi. Nėra tai, kad kūnas už mane padaro, aš duodu sutikimą ir darau tai savo kūną. Tai jeigu aš į mūsų santykius neįdėjau kažko didesnio protu, ane, kad tai yra, aš tiesiog čia tik tai draugystė, ne. Bet, tie gestai buvo visai artimi, ne. Tai kūnas formavo tokį santykį, kuris yra jau prisirišimas ir panašus į tų žmonių, kurie susitikinėja, pavyzdžiui, ne, kur santykis būtų jau arčiau romantiško. Ir kai staiga per tai, kad mes viens kitą naudojamės ir apskritai per dar kitus dalykus, kai tas santykis pradėjo irti, aš pajaučiau, kad kūnas nepritarė tam, kas įvyko, kad jis nebegauna to, ką turėjo gauti, ne? Ir tai yra žiauru. Buvo pripratęs, prisirišęs. Taip, nes kūnas formuoja santykį ir labai stipriai, ir mes dar apie tai kalbėsim. Tai yra vienas iš pagrindų to argumento, kad prieš santuoką lytinių santykių ir neturi būti, nes nėra atitikmens asmenų ryšyje, ane? Tame protinėme ryšyje? Sakykime, dvasinėme ryšyje. Tai yra asmeniškame santykėje, nėra tokio lygio artumo, kokį tu parodai per kūną, jeigu tu esi lytinėme santykėje, ne? Tai toks mano pavyzdys, kur abu tarsi ir sutikdavo ir viskas tvarkoj būdavo, bet net matosi, kad aš melavau ir jau blogai, ne? Nuodėmės po vieną nevaikšto. Visada kitas su savim pritraukia, ne? Su draugeliais. Tai aš iškart pamilau, kad nieko tokio. Pradėjau čia krikščionį vaidinti, ne? Aš pasiaukosimu tipo. Nors iš tikrųjų viduje, jeigu aš giliau pažiūrėčiau, mano reakcija būtų tokia, išnaudojimas. Tai aš pats išnaudoju. Vaikeli, čia reikia kažką keisti. Aš nenorėjau nieko keisti. Aš norėjau išlikti tame išnaudojimo santykyje. Dėl savęs, ne dėl jos. Ir dėl to sakau, hehe. Kol mes šitą turim, tai yra, kol aš gaunu, ko man reikia, man dzin. Nes jos išnaudojimas, nebuvo man akivaizdžiai kenksmingas. Nors buvo kenksmingas, bet nebuvo akivaizdžiai, tada aš to nemačiau. Ir aš sakau, daryk, ką nori. Tai einant toliau, sakome, tas lytinis potraukis, ne, ir čia galima įžvelgti tokia biški kūno prievartą, ne? Tai kūno prievarta atsiranda tada, kai lytinis tas potraukis valdo mane, o ne aš jį. Kai aš jį valdau, tai yra pagal Dievo planą, ne? Kai jis mane valdo, tai nėra pagal Dievo planą. Ir tada dovanojimo santykis, dovana, meilė yra tik iš laisvės. Dėl to mus Dievas sukūrė laisvus, kad mes galėtume mylėti pagal jo pavyzdį. Nes meilė tai nėra jausmas kažkoks malonus, tai yra pasirinkimas. Jeigu pasirinkimas yra iš laisvės. Tai dovanojimo santykis, perkeičiamas į savinimuose santykį. Tai reiškia, kad noriu turėti iš to, kad pats esu turimas, taip sakykim, lytinio potraukio. Tai yra, kad noriu
valdyti, nes pats ir suvaldomas, nes nesu laisvė. Aš esu valdomas savo lytinio potraukio, ne? Dėl to noriu valdyti kitą žmogų, kad patenkinčiau tą savo valdovą, kuris neduoda man būti laisvam Dievo vaikui. Aišku. Jo, čia toks... jo, privedžiau taip biški šunkeliais, bet privedžiau. Da. Ir tokiu būdu, jei negalime kontroliuoti savo lytinius poreikius, kabutėse, pradedame kontroliuoti kitus, kad patenkintume savo lytinius poreikius, kurie kontroliuoja mus. Ir Kristoferis Vestas labai gražiai pasakė, kad lytinė laisvė nėra laisvė pataikauti savo potraukiams, bet yra laisvė nuo potraukio pataikauti. Gali dar kartą lėtai šitą pasakyti. Gerai. Lytinė laisvė nėra laisvė pataikauti savo potraukiams. Lytinė laisvė tai laisvė nuo potraukio pataikavimui. Tai kad aš nebepataikauju savo potraukiams, tai yra laisvė. Taip. Nice. Tai reiškia, kad potraukiai man tarnauja, o ne aš jiems. Labai keista, nes iš tikrųjų, kai galvom apie potraukius, tai toks atrodo, natūraliai tai, kas tave traukia, žinai. O čia dabar sakai apie tai, kad mes valdom tai, kas mus traukia. Tai, kad mus kažkas traukia, tai nereiškia, kad aš turiu leistis būti traukiamas. Tai man kažką pasako, kaip apskritai emocijos ir jausmai. Tai nėra tie dalykai, kurie turi valdyti. Tai yra tie dalykai, kurie man suteikia informaciją apie pasaulį, kuris yra aplinkui manęs ir kokią aš reakciją į tai turiu. Tai sveikai turi būti taip, kad protas yra virš emocijų ir jausmų. Jis analizuoja jausmus ir emocijas, nes žmogaus reakcijas žmogus analizuoja, tačiau jo valia yra pavaldi ne joms, nei emocijoms, nei reakcijoms, nei jausmams, bet žmogaus protui, kuris ir daro pasirinkimą. Pavyzdžiui, kažkas mane labai suerzino ir aš jaučiu pyktį. Jeigu aš esu žmogus, kuris yra pavaldus šitą emociją ir apskaitai emocijoms, tai mano valia bus pavaldi emocijoms ir tai, ką aš padarysiu, tai išliesiu tą pyktį. Žodžiu, nusidėsiu. Bet jeigu aš įjungiu protą ir protas yra virš emocijų ir iš jas tik tai gauna informaciją, ką man pasako pyktis? Aha, ką padarė tas žmogus, man atrodo neteisinga. Aš esu to žeidžiamas, nežinau, arba jis padarė tai, kas yra neteisinga. Ir tas pyktis iš tikrųjų tai yra geras dalykas to, kad jis mums duoda energijos veikti. Kuria prasme veikti? Tai reiškia, pyktis man neduoda, ramybės, neduoda man likti tiesiog vietoj ir nieko neveikti, bet visų pirma parodo, kad man nepatinka, kas yra daroma, kad tai yra neteisinga mano moralės atžvilgiu, ne? Ir kad tai turi būti pataisyta. Tačiau protas turi suvaldyti tą pyktį, neduoti jam išsilieti taip, kaip jis nori, bet prieiti prie žmogaus ir pasakyti, klausyk, man nepatiko, ką tu padarai, aš pasijaučiau taip ir taip, manau, tai buvo neteisinga ir taip toliau. Žodžiu, tai padaryti su meilė vis tiek. Bet jeigu nebūtų to pykčio, aš net nežinočiau, kad kažką žmogus negerai padarė. Ta prasme, nebūtų tos reakcijos ir aš negalėčiau to įvertinti. Su lytiniu potraukiais yra, kaip sako Kristoferis Vestas, pašaukimas mylėti dieviškai. Tai jo, jis man primena, kad aš esu lytiškas, kad aš sukurtas tam, kad galėčiau dovanoti save moteriai, ne? Bet ar kiekvieną kartą, kai aš jaučiau lytinį potraukį, aš
galiu tą dovaną suteikti ir turiu ją suteikti. Ir ar kiekvieną kartą tai bus meilė? Nu ne. Dėl to tai yra geras dalykas, ane, jis mus skatina mylėti, bet protas turi vis tiek tą paskutinį žodį prieš perdodamas nurodymus valiai, ane. Tai to emocijos yra iš tikrųjų geros. Dabar apie tą geidulingumą. Kristus apie jį kalba Mato Evangelijoje, 5 skyriuje, 27-28 eilutė, čia yra kalno pamokslas garsusis. Ir sakote, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Nu, geidulingai reiškia redukuojant iki geismo objekto. Šitą visą gal trumpą, bet labai gilę eilutę, 2 eilutės dar nagrinėsime daugiau vėliau. Čia tik noriu pasakyti, kad tas lytinis potraukis ir lytinis malonumas savyje yra geri. Tačiau geidulingumas yra blogas tuo, kad jisai nepamato viso asmens grožio. O pamato, galima sakyti, kad susiaurina žvilgsnį iki to, kad kūnas, su kurio galiu pasilinksminti, gauti malonumų ir panašiai. Na tai, varom. Ir nėra skirtumo, ar geidžiamas žmogus yra sutuoktinis ar ne. Čia gali kilt nuostaba. Nes yra toks stereotipas mitas, kad jeigu žmogus yra santuokoje, tai jau pateisamas yra geidulingumas ir gašlavimas ir panašiai. Tai nėra tiesa. Nes čia parašyta, kad tiesiog žvelgia į moterį. Tai nesvarbu, kokia moteris, ne? Net sakyčiau, yra biški baisiau, jeigu aš savo žmoną išnaudoju. Kurią pažadėjai mylėti visą gyvenimą ar dabar taip? Taip, čia yra neištikimybė įžadams. Ir taip pat Kristus sako, kad klausykit, jūs šito įsakymo, čia yra 6 įsakymas, nesvetimauk, laikotės paviršutiniškai. Tai yra nesvetimaujat akivaizdžiai, ne, su moteriu. Bet viskas prasideda ne nuo veiksmų, o nuo širdies. Ir sako, žvelkite giliau, ten dar yra su kuo dirbti. Dabar irgi toks įdomus pastebėjimas iki perskaitimų kūno teologijos to originalo pilno, šito nežinojau, kad jeigu lytinis aktas yra taip, kabutėse legalus išoriškai, ane? Tai yra realybė fiziškai, tai jis yra legalus ir širdyje. Ką tai reiškia? Kad vyras, jeigu jisai trokšta susivienyti su savo žmona, ane, tapti vienu kūnu, turėti tą lytinį aktą. Jeigu jis apie tai galvoja, tai čia nėra nuodėminga. Tai, nes tai, galvoja apie savo žmoną, tai yra ir su ją susivienyti. Tai čia nėra nuodėminga, nes tai yra jo žmona. Ir tas aktas bus teisėtas išorėje, taip pat ir širdyje yra teisėtas. Tačiau jis turi tikrai žinoti, tai yra, turi įsitikinti, kad tame jisai neišnaudoja jos, bet siekia, širdyje nori ją mylėti. Ir dėl to nori jai parodyti tą meilę kūnu, ne? Iš Biblijos yra pavyzdžiai, kurie beje bus ir kaip namų darbas jums, apie tai, kaip išnaudoja vyrai ir moteris viens kitą lytiškume ir kaip aprašomas tas geidulingumo širdyje. Tai apie
vyrišką geidulingumą ir antroje Samuelio knygoje, 11 skyriuje, jeigu apie patį geidulingumą, tai antroji eilutė, jeigu visą istoriją, tai plačiau ten pasižiūrėkit. Čia apie Dovydą ir Batšebą, beje, ten yra pavyzdys apie tai, kad nuodėmės po vieną nevaikšto. Tas geidulingumas prasidėjo nuo to, kad Dovydas tinginys nenuėjo kariauti su kitais, kaip ten parašyta, kad tuo laiku, kai karaliai eidavo kariauti, jisai liko namie. Po to buvo geidulingumas, o iš geidulingumo jis turėjo nužudyti tos moters vyrą. Spoileris jau. Jo, spoileris, bet iš tikrųjų tokia grandinėlė nuodėmių ir visai tokių nepaprastų, nekasdienių. Ir pradžios knygoje 39 skyrius 7 eilutė, teisingasis Jozapas, Jokūbo sūnus, patyrė, kaip čia, jo ketinimą išnaudoti. Jo, buvo ir gundamas, jo, Potifaro žmonos, kurie norėjo su juo sugulti. Tai irgi galite savo pasiskaityti šitą ištrauką. Paskutinis dalykas, apie kurį paminėsiu, yra tai, kad iš tikrųjų, jeigu taip dėmesingai skaitytume pirmus 3 skyrius, tai pamatytume, kad iki nuopuolio ir jo pasiekmių tokių nei vyras, nei moteris neturėjo vardo. Ir jie buvo vadinami iš tikrųjų vienu vardu Adomas. Čia galim pažiūrėti į pradžios knygos 5 skyrių 2 eilutę. Jis sutvėrė vyrą ir moterį, palaimino juos ir pavadino juos Adomu tą dieną, kai jie buvo sutverti. Reiškia, jie abu buvo Adomas. Adomas yra žmogus, gal ir žmonija. Žodžiu, žemė ir žmogus reiškia tas pats žodis. Tai jų vienybė buvo ant tiek didelė, kad jie turėjo vieną vardą, kas yra nuostabu. Ir tada, kad mes sutinkame vėliau, kad Adomas duoda žmonai vardą. Tai reiškia, tai yra labai toks simbolis sužlugusios vienybės, deja. Ir čia galime pamastyti, o kaip jie viens kitą vadino iki nuopuolio. Čia yra Jono Paulius tokia graži įžvalga, kad jie vartoja žodį mano. Manasis, manoji. Taip. Mano tai bendrai, bet skirtingas formas to žodžio mano. Tai parodo pasitikėjimo ir artumo lygį. Nes iš tikrųjų, kai yra tas labai artus santykis tarp sutuoktinių, jie ir sako mano ir manasis, manoja, ne? Bet jeigu pažiūrėsim iš kitos pusės, iš naudojimo pusės, tai irgi galima sakyti, o, čia mano tas. Vergas mano ar dar kažkas. Tai tas žodis irgi parodo, kad jis turi 2 prasmes, kurios yra radikaliai priešingos. Ir kaip būtent paveikia nuopuolis jų vienybę šitą. Ir taip pat tiesiog galime pasakyti, kad kai duoda įžadus sutuoktiniai, būsimieji sutuoktiniai, tai jie save laisvai dovanoja ir taip, sakykime, teisės į save perduoda kitam žmogui. Jie netampa vergais, bet čia kaip su gimtadienio dovana. Žmogui, kuriam aš padariau gimtadienio dovaną, aš po to iš jo nereikalausiu arba nesakysiu, aš čia tau padovanoju tik 2 savaitėm, žinai. Tai absoliuti dovana, visiškai tokia laisva ir iš meilės padaryta dovana, jinai yra visam laikui, ane? Tai ir pas juos tai buvo. Aš esu tau skirtas, tau save dovanoju, dėl to esu tavo. Gali man sakyti manasis. Tu man save pilnai dovanoji, ne? Pasižadi visam gyvenimui mane mylėti,
kai bus sunku, kai bus lengva, tai tu esi manoji. Ir tokia drama yra tame, kad tai pasikeitė ir atsirado tas valdymas ir panašiai. Bet minėjom, kad tai nėra iš Dievo tas dominacija, nei slaptoji manipulacijų, nei vyro akivaizdi. Ir Paulius labai gražiai rašo, nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi esate viena Kristuje Jėzuje. Čia vėl esate viena. Tai reiškia grįžimas prie tos vienybės per Kristaus auką už mus ir tie, kas pasilieka jo meilėje, yra viena jame. Amen. Stipriai. Tai namų darbus jau paminėjom. Ačiū už klausimąsi. Nepamirškit pasidalinti su tais, kam galvojat, kad tai bus svarbu išgirsti. Tokiu būdu ir jūs tampate apaštalais. Prisidedate prie gerosios naujienos skelbimo ir pasimatysim Eucharistijoje. Iki.